Šiandien išsiruošiam pasivažinėti, nedidelį ratuką. Važiuosim į Kėdainius pro Ukmergę. Greit mes čia atvažiavom. Ukmergė. Ukmergę paliekam. Buvom trumpam sustoję į Maksimą maistelio apsipirkti. Ir viskas, važiuojam toliau. Kur važiuojam? Kokią kaimą link Kėdainių? Link Kėdainių dabar važiuojam. Man atrodo, tu šiandien mus paklaidinsi. Nes vieną keliuką pravažiavom, dabar kažkur nusukom, neaišku. Trumpas sustojimas Deltuvoj. Tai čia yra Deltuvos evangelikų reformatų bažnyčia. Tai šitos bažnyčios pastatymo data nėra tiksliai žinoma, bet jinai pirmą kartą paminėta 1611 metais. Eiti pavojinga. Nu, įdomiai tokia bažnyčia buvo. Nu, judam. Varom. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Some days are bad, bad at best. Foolish notions, foolish lies. Šėta. Nu, pažiūrim, kas šėtai įdomaus. Galim. Kaip tau šėtos ledai? Neblogi, ne? Skanaujam. Skanus. Kol valgysim, einam va čia į bažnyčią. You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you. Nu va, dabar iš Šėtos pajudam link Kėdainių. Kelias puikiausias. Iš tikrųjų labai gražus. Ir asfaltas, toks, sakyčiau, gal naujas, nesenai išlietas ir vaizdai gražus. Labai faino važiuoti. You open up just to close the door, just to close the door. I stay up late, trying to read your mind. Kėdainiuose iš tikrųjų nestosim. Nusprendėm važiuoti iki geografinio Lietuvos vidurio. Tai važiuojam. Tikras, kad bus asfaltas. Aš irgi galvojau, kad asfaltas bus. Nu, važiuojam link to vidurio Lietuvos. Nuoroda rodė, kad čia reikia važiuoti. Girdit, kaip
paukščiukai čiulbų. Girdžiu. Aš galvoju, kad stabdžiai cypi. Atvažiavom į Lietuvos viduriuką. Saulėhėdzas Lietuvos. Nu tikrai, vidinio susikaupimo ir tylos vieta. Susikaupk pagaliau, nu. Ar gali susikaupti? Į vidurių susikaupimą. Kaupiai. Pririnko to man puntuko gabalų. Būtent čia yra Lietuvos geografinis vidurys. Ruoščių kaimas. Na taip, po biškį jau trauksim link namų, nes praneša lietų likusią dienos dalį. Tai mes, kadangi iš tų, kurie nenori sušlapti, Bet ar pro čia trauksim namučių. Lakiam. 7 kilo nuvažiuoti jau. Ui. Dotnuvos vienuolynas yra, man atrodo, ne? Jo, gerai sakei, bažnyčia su vienuolynu. Trumpas sustojimėlis Dotnuvoj, prie Dotnuvos bažnyčios ir vienuolyno. Bernardinų vienuolynas. Einam pasižiūrėti. Čia galim vaikščioti. Dotnuvos viešpaties apreiškimo Šventai Mergeliai Marijai bažnyčios ir Bernardinų vienuolyno ansamblis. Oi, čia kol viską perskaičiau. Pro kokius vartukus įeinam. Pasibelsk į dureles. Nieks neįleidžia į vidų. Trumpam dar sustojom į Dotnuvos dvaro sodybėlę. Pirmą kartą šita sodyba paminėta 1542 metais. Gal atpažįstu kaip vaizdą. Vanduo aplink visą. Nu kažkas gyveno tikrai vaizdingai. Gal gyvenkas? Tai greičiausiai. Va, net yra dvaro vištų. Tegu nesikėsim, pas mane patai kėti. Po to pasėdinė, keptuvė. Užmatėm tokią nuorodą į bokštą. Bet dvarą irgi čia rodo. Tai važiuojam į bokštą. Į kažkokį bokštą. Į šitą gal kaminą. Parašyta į bokštą, bet mes nerandam čia jokio bokšto. Nėra čia bokšto. Bet kiek čia pastatų? Žodžiu, neradom mes to bokšto. Tikrai ne tas, ane? Tikrai, manau, ne tas. Ne, jisai iš tikrųjų kažkur va ten parkelį yra, bet sakėm nebevažiuosim, nebeieškosim.
Grįžom, nuvažiavom faktiškai 220 km. Gerai, smagiai, tik tokį nedidelį ratuką. Gavosi į Kėdainius pro Ukmergę. Gerai, smagu buvo. Oras geras, lietus nepavijo mūsų. Vis dar artėja, bet mes pabėgom.